Imam va, nuo susijungimo, taip, kur ateina pirštukas iki kulno į 3 dalis, ne, maždaug dalinam, va, taip. Ir žiūrim tarp antro, trečio, va, matot, antras, trečias, padikaulis, padikauliai, va. Ir po piršto pagalvėlę, va. Ir gali va biskį va paprašyti va taip pasulenkt ir čia atsiranda tokia duobutė. Nu, kaip? Ties mažylio pirštuko. Taip, tai va iš tikrųjų, jeigu pradedat inkstų kanalų masažą, tai pradėkit nuo mažylio, nes čia jie susijungia su šlapimo pūslės kanalu ir giluminis ateina iš mažylio. Nu, visą va paimkit. Ką čia nepaimsi vienos? Aišku, iš abiejų pusių galit. Va. Ir taip va. Pradedant kanalo masažą, visada tingą reikia nutraukti. Va taip va. Suaktyvinam ir tada čia šuliniuose jau pradeda kilt vanduo ir va ateinam čia. Masažuojam Yongquan, švytintis šaltinis. Taip. Aha, galima abiem rankom, jeigu va, jau rankos jūsų įgūdė, jeigu masažus darot. Ne? Tokia. Kilpa, dabar ateikit, kad visi matytumėt. Gerai, nes ten nelabai, ar matai? Matosi jo? Dabar žiūrėkit, kur einam. Dabar čia buvo antras, čia pirmas inkstų, čia antras, kur dabar trečias? Kur trečias? Tarp kulkšnelės viršūnės ir achilo viduriukas. Va čia. O, bus trečias, tai si. Taip? Dabar ketvirtas bus kur? Žemyn pusę sūnio ir prie pat achilo. Va šitas prie juosmens skausmų. Iš tikrųjų, jeigu juosmens problemų turit, galit visus taškus iki kelių, visą inkstų kanalą. Tai stiprinsit vandenį ir plus dar tuos taškus juosmenį. Tai jums bus profilaktika, kad tie dalykai nesugrįžtų, kai pavargsit ar po fizinio krūvio pasilenkus kažką padirbus ir taip toliau. Va. Ir dabar tai čia trečias, čia ketvirtas, o kur penktas? Aliarmas. Sūnis žemiau trečio, taip, čia kažkur turėtų būti. Ir jeigu mes imam va šitą atstumą, įstrižą liniją. Matot, 7, čia 8. Dabar 9 kur bus. Ir tie vat visi skausmai, jeigu yra šitie kojos skausmai, blauzdos skausmai, net ir šlaunies skausmai, tai va šitie taškai, jie padės tas problemas įspręsti, dar plus visokie ten mėšlungiai. Bet pagal inkstų kanalo eigą, tai yra vidinė kojos dalis. Jeigu išorinė, ten jau yra kitas kanalas, tai nebus taip veiksminga. Tai dabar 9 bus 5 cūniai. Čia yra 2 cūniai, tai dar 3 dadedam. Ir 5 cūniai nuo vidinės kulkšnelės ir 1 cūnis nuo kaulo krašto prie raumens krašto. Va šitas. Tai šitas taškas dar slaiduose aš to neįdėjau, bet pasakysiu, yra vienintelis taškas, kurį profilaktikai galima naudoti nėščioms tam, kad nepasireikštų paveldimos energijos. Vat savo šonkauliukų kraštu, vat matot šonkaulį, taip? Dabar tą pirmą, kur randat, va laisvą galiuką, va čia tai skauda viskė, ne? Dabar kutena. Kutena, jo, kasos blužnies mo yra. Pats pirmas laisvas šonkaulio galas, toksai pipsiukas, va. Matot? Nematot? Tai džiuokitės, pasičiuokit savo. Reikia atsigulti, geriau tada. Nes linija eina, kur užpakaliuko žandukai baigėsi, taip, nuo čia važiuojat į viršų, važiuojat, čia yra kryžkaulis, taip, va šitaip, va, kryžkaulis. Važiuojam, čia yra lygų ir pajaučiam, kad įkrentam į duobutę. Tai va ta pirmoji duobutė, jaučiam? Jaučiam. Biškai nusidirbęs gal, Mindaugai, ką? Jo, va, skauda, čia yra nekanalinis taškas, kuris. Ir dabar nuo tos duobutės mes per 3 einam į viršų. Vienas, vat, randam tokį įdubimą, vienas slankstelis, antras ir va čia bus trečias. Tai va čia yra vandens linija. Po ties viduriukų bus Mingmen, 4 Tumai
gyvenimo vartų ugnis. Čia praktiškai ant stuburo. Tai jis ant stuburo. Ir dabar žiūrėkit, parodysiu, kaip susirasti tą liniją. Ranką bent vieną. Galit? Va, kad teisingai gulėtų mentė, turi būti ranka va taip. Taip? Ir mentė, matot, kur yra. Taip, kraštas mentės, va kaulas. Taip? Tai mes, va, šita linija yra 3 sūniai. Tai yra psichizmo linija, va šita visa. Per pusę bus čia pusantro sūnio ir čia jau bus funkcijų linija. Va šita visa yra funkcijų linija. Ir vandens psichizmo 23 inkstų yra čia. O funkcijų bent šiandien tas valios saugykla yra va čia. Va. Tai čia 3 sūniai tie. Taip, taip. Va šitas yra psichizmo. Ir tiem, kam būna baimės, neužtenka tik tai veikti tą psichizmo, reikia stiprinti vandenį, varyti visus. Nežinot, ką daryti visus. Norit, turit laiko, pasėdėkit, atsirinkit pagal tos receptus, bandykit, žiūrėkit, kaip jum veikia.